Sveikiname susirinkusius, besidominčius. Toliau tęsim mūsų Evangelijos principų aptarimą. Ir šiandien bus antra dalis 19 pamokos apie atgailą. Ir pradžios maldą mums Edvardas pasakys. Галузовану фазę. Lietuviškai gerai. Didysis amžinasis Tėve pasaulio valdove, mes dėkojame už šią gražią, nuostabią trečiadienio vakaro dieną. Dėkojame, kad susirinkome, kad pabaigėme darbo dieną, kad turime laisvo laiko ateiti į bažnyčią. Dėkojame už gyvąjį pranašą Jutoje, vienu žodžiu, Jutoje. Dėkojame Arne Aukštą. Dėkojame už praeities žymius misionierius Aidukaitis, Monson, kurio jau nėra, ir Kiolerius, ir kitus. Ir prašome suteikti mums malonės, kad ir šiam pasauliui šventosios Dievo Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen. Ačiū. Taigi, mes peržvelgiam įdomius principus ir sakėm, kad praeitą kartą supratom, kaip galim nukristi nuo Dievo malonės. Taip, jeigu mes nenorim gerą daryti, tai piktasis stovi prie durų. Ir jeigu toliau vis tiek užsispyrę mes būnam, nenorim atgailauti, tai viešpats sako, tada aš atiduosiu tave jam ir tegul bus tau pagal jo valią. Ir šiandien mes praeitą kartą tik tai vieną punktą palėtėm iš to viso daugelio, kas priklauso atgailai, kad pilnai įvykdyti, tai turime pripažinti savo nuodėmes. Tai toliau dabar čia pagal mūsų vadovėlį aptarsime, turėtume gailėtis dėl savo nuodėmių. Kaip jūs tą supratimą galėtumėt pakomentuoti? Turėtume gailėtis dėl savo nuodėmių. Kai mes per daug kažkom savo mintimis, ten visokiais veiksmais save atstumėm nuo Dievo, save užblokuojam, kaip čia pasakyti, ir tas šventumas sumažėja, tai reikia atgailos, reikia apsivalyti savo tas mintis nešvarės, veiksmus, kad bent kiek priartėtume arčiau prie savo Dievo viešpaties. Taip, panašiai. Tiesiog kartais, aš apie save galvoju, kartais aš pajuokauju taip, atrodo visai nieko baisaus. Bet paskiau tarsi dvasia man leidžia suprasti. Sako, jeigu su tavim taip pajuokautų, ar viskas gerai būtų su tavim? Tada aš galvoju, jo, galėčiau prisigalvoti visokių dalykų, supranti, ką tas žmogus norėjo apie mane pasakyti. Ir tada sakau, gerai, aš gailiuosi, kad taip elgiuosi. Saugosiu daugiau save, kad juokaučiau švelniai, kad neužgaučiau nieko. O jeigu nesigailim, visai nekreipia, į kas? Nes žmonės yra skirtingai, kai kurie užaugę tokioje aplinkoje, kur namuose buvo labai, grubi nemaloni tvarka, suprantat. Ir tenai beveik niekas nesigaili dėl to, kad ten taip elgėsi, suprantat. Ir tokie žmonės, vaikai užaugę aplinkoje, elgėsi, kalbant ir jiem tai viskas normalu. Jiem nėra dėl ko gailėtis, kad tai pasakė. Bet kitur būni, kur labai jautrios sielos ir jos reaguoja į toną, į akis, į viską, kaip tu ką kalbėjai. Ir galim užgauti žmonės. Jeigu galim, pažvelkime 2 Korintiečiams 7,
nuo 9 iki 10 eilutės. Vat apie gailėjimąsi. 2 Korintiečiams 7. Čia nuo 9 iki 10 eilutės. Suprantat, gailėjimasis kartais gali sukelti sielvartą didelį. Kaip mes į ką reaguojame? Suprantat, jo? Kitą kartą gali ant tiek gailėtis, kad nukristi į sielvartą ir kirminą įsileisti, suprantat, Tai va toks gailėjimasis gali sukelti šiokį tokį pavojų. Čia vat yra atvejis parodytas, aš paskaitysiu jo. 2 Korintiečiams 7 nuo 9. Dabar aš džiaugiuosi, žinoma, ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę dieviškų liūdesių, todėl iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Suprantat, būti nuliūdusiam dieviškų liūdesių. O jeigu ne dieviškų liūdesių, būti nuliūdusiam. Kažkas atsitiko sunkaus, įžeidė tave ir, apėmė sielvartas tave ir ką tada? Vis tiek reikia atgailauti. Arba atgailaut atleistam žmogui, arba tiesiog išsimelsti, suprasti situaciją, kad nepapultum į gilų sielvartą. Ir va čia aš dar vieną eilutę paskaitysiu, kad mes geriau suprastume. Kelintas yra? 2 Korintiečiams 7 nuo 9-10 eilutė. Jeigu kas, paklausyk mane. Gerai. 10 eilutė. Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui. Dieviškas liūdesys, suprantat? Kada padarai nuodėmę ir suvoki, sakai, o Viešpatie, kaip negerai jaučiuosi, kaip aš gailiuosi, noriu sutvarkyti ir nebekartot daugiau, tai sako, toks liūdesys, tokia atgaila duoda išgelbėjimą. Bet jeigu, dėl kurio nereikia gailėtis, o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Suprantat, koks skirtumas? Vienas liūdesys gimdo gyvenimą, kai tu atgailauji, išsivalai, būni nuliūdęs ir po to, kada Dievas atleidžia, ateina džiaugsmas. Ir žinai, kad atleidė, kad viską užbaigiai savo atgailą. O kitas yra pasaulietiškas liūdesys. Mes dar vieną eilutę paskaitysim iš Mormono knygos, kada žmonės tarsi labai nuliūdę, sielvartauja, bet tai ne dieviškas sielvartas ir liūdesys. Tai čia yra situacija, tokia, kad, jeigu dėl atgailos jūs nuliūdote ir norit pasitaisyti, viskas gerai, tai išgelbėjimu. Bet jeigu jūs dėl kitokių dalykų sielvartaujat ir griaužiat save, tai į mirtį einat. Tai nukrenta visi norai, džiugesys jūsų, sveikatai atsiliepia. Ir dar kitą eilutę tada pažiūrėkime Mormono 2, nuo 10 iki 14, matote ten pažymėta pas mane.
Mormonų knygą. Čia taip jau beveik prieš galą Mormonų knygoje, ne triknygėje, bet Mormonų knygoje. Žodžiu, aš truputėlį įvesiu į kontekstą. Buvo labai didelis karas vyko tarp nefitų ir lamanitų. Ir jų vadas, mormonas, kuris buvo tuo pačiu ir pranašas, pradėjo matyti, kad žmonės lyg tai selvaitauja ir gailisi dėl kai kurių dalykų. Ir va čia tokie žodžiai, galbūt galiu nuo 9. Ir dabar lamanitai turėjo karalių, jo vardas buvo Aronas. Ir jis atėjo prieš mūsų 44 000 armiją. Ir štai aš atrėmiau jį su savo 42 000. Armija normali buvo, suprantam. Jau. Ir buvo taip, kad aš su savo armija sumušiau jį, tad jis bėgo nuo manęs. Ir štai visa tai buvo padaryta ir praėjo 330 metų. Ir buvo taip, kad nefitai pradėjo atgailauti dėl savo nedorybės ir pradėjo šaukti lygiai taip, kaip buvo išpranašauta pranašo Samuelio. Nefitam visą laiką sakė, jeigu jūs būsit nedori, prasidės karas. Jūs užpuls. Jie nekreipė dėmesį. Jie ilgą laiką pragyveno labai gražų gyvenimą po to, kai Kristus buvo Amerikoje pasirodęs po prisikėlimo, o paskiau po truputį nusirito. Ir prasidėjo karai. Ir čia sako apie tai, kad jie suprato, kad tą, ką pranašas sakė, dabar vyksta viskas. Ir tarsi pradėjo gailėtis dėl to, kad jie nepaklusnus Dievo įsakymams. Kai buvo išpranašauta Samuelio, ne štai dėl vagių, plėšikų, žudikų, magijos ir raganavimo, toje žemėje niekas negalėjo išlaikyti to, kas jam priklausė. Košmaras kažkoks. Rašo, kad pavyzdžiui, vakare pasideda ginklus kariuomenė, iš ryto atsikelia, jų nėra. Suprantat? Susiruošė arti žemę, valstietis, ten nedorybė buvo. Dingo plūgas, dingo kastuvai, suprantate. Reikia kariauti, dingo kardas. Dėl magijos ir visų šitų dalykų Dievas davė tokią bausmę. Pradėjo daiktai dingti. Sakė, jeigu užkasit lobį ne man, dingsis, nerasit jos, kaskit, nekaskit, neiškasit jo atgal. Tai buvo nedorybė tarp jų. Tad dėl to kilo raudos ir aimanos visoje žemėje, o ypač tarp nefitų žmonių. Ir buvo taip, kad man, mormonui, pamačius jų aimanas ir raudas ir sielvartą prieš viešpatį, mano širdis pradėjo džiūgauti. Nes žinodamas viešpaties gailestingumus ir didį kantrumą, maniau, kad jis pasigailės jų, kad jie vėl taptų teise liaudimi. Galvoju, kad dėl viešpaties, dėl savo nuodėmių atgailauja ir nori pasikeisti. Bet štai šitas mano džiaugsmas buvo tuščias, nes jų sielvartavimas buvo ne atgailai dėl Dievo gerumo, bet tai buvo greičiau pasmerktųjų sielvartavimas. Dėl to, kad viešpats ne visada leis jiems būti laimingiems nuodėmėje. Suprantate skirtumą? Jie sielvartavo, liejo ašaras, pyko, suprato, kad negerai elgėsi, bet iš esmės pasikeisti norėjo.
Vat du tokius dalykus šičia Biblijoje apie tai sako, kad jeigu jūsų sielvartas bus ne tam, kad pasikeis, nuodėmių pripažinimui ir pasitaisymui, tai toks sielvartas veda į mirtį, į nuliūdimą. Ir va čia jam pasirodė, kad va jau jie atgailauja, jau meldžiasi, jau tą, bet pasirodė, kad čia ne ta atgaila, kuri padeda žmogui pasikeisti ir nudžiugti. Aš norėjau užsirašyti ten korintiečiams kiek. 2 Korintiečiams 7, nuo 9 iki 10. Todėl kitas punktas, turėtume atsisakyti savo nuodėmių. Mes dabar aptarėme gailėtis dėl nuodėmių, toliau turėtume atsisakyti nuodėmių, toliau bus turėtume išpažinti, turėtume atlyginti žalą, turėtume atleisti kitiems, turėtume laikytis Dievo įsakymų. Tai va dabar einam toliau, turėtume atsisakyti savo nuodėmių. Nuoširdus mūsų gailestis turėtų mus skatinti atsisakyti arba liautis nuodėmių. Jeigu kažką pavogėme, daugiau nebevogsime. Jeigu sumelavome, daugiau nemeluosime. Jeigu svetimavome, liausimės tai darę. Viešpats apreiškė pranašui Džozefui Smitui, sakydamas, iš to jūs galite pažinti, ar žmogus atgailauja dėl savo nuodėmių. Štai jis išpažins ir paliks jas. Išpažins ir paliks. O jeigu tu matai, kad išpažinsta ir kartoja, jis nepilnai atgailavo. Kartais mūsų vadovai, vyskupas, skyriaus prezidentas, kada žmogus atgailauja dėl rimtų nuodėmių, jisai sako, gerai, aš priimu tavo atgailą, bet turėsi patvirtinti. Vat pažiūrėk, per tą laiką, ar tau seksis laikytis tą, ką tu man dabar žadi, ką tu sakai, kad daugiau nekartosiu. Jeigu taip, viskas gerai. Va, tai vat turime atsisakyti savo nuodėmių. O dar paklaus noriu. Tai o pačiam, jeigu ne vyskupui ten pats atgailauja. Taip. Ir Mes tuoj prieisime, kad yra pas ką čia. atsiprašau. Taigi, pereiname prie kito punkto, turime išpažinti savo nuodėmes. Išpažinti savo nuodėmes yra labai svarbu. Viešpats mums įsakė išpažinti savo nuodėmes. Išpažinimas nuo nusidėjėlių nuima sunkią naštą. Nuima. Turi kažkokį tai, nešioji, nenori pasakyti, sėdi, pasikalbi su žmogum, pasipasako ir tau lengviau pasidaro. Tai čia dėl smulkių visokių dalykų. Viešpats pažadėjo, aš viešpats atleidžiu nuodėmes ir esu gailestingas tiems, kurie išpažįsta savo nuodėmes nuolankiomis širdimis. Doktrinų sandorių 6.1.2. Aš viešpats atleidžiu tie, kurie išpažįsta nuolankiomis širdimis. Šičia yra parašyta ta eilutė, kur mes perskaitėm 61.2. Jinai parašyta šitoje knygelėje yra, bet jeigu nori, susiras. Kitos būna necituojamos, tada mes patys skaitom. Toliau čia sakoma. Visas savo nuodėmes turime išpažinti viešpačiui. Be to, prideramai kunigystės valdžiai turime išpažinti sunkias nuodėmes, galinčias paveikti mūsų padėtį bažnyčioje. Tokias kaip svetimavimas, nesantuokiniai santykiai, homoseksualiniai santykiai, smurtavimas prieš sutuoktinį arba vaiką, prekiavimas narkotinėmis medžiagomis arba jų vartojimas.
Dabar, supranti, tokių nuodėmių neužtenka tyliai namuose pasimelst ir viskas. Va. Kitos ten visokios smulkesnės, ten susipykau, ten pamelavau kažką, tai ten pavogiau kažką, tai jeigu rimtai atgailauji, pasimeldi, pasakai viešpačiui ir jauti, kad nurimo. Jeigu nenurimo, gal kažko nepasakei, kažko neapsisprendei, kažkas nejautė atleidimo, kažkas netvarko. Tai va, ar atsakiau į tavo klausimą, Algimantai? Nu taip, Jo, aišku. vat stambės tokias nuodėmės, žmogžudystė, paleistuvystė šeimoje, mušimas ten vaikų, žmonos, iš karto turi įtaką. Ir jeigu kitą kartą ateina žmona, pavyzdžiui, sako, kad mano vyras kunigystės nešiotojas, bet mane skriaudžia. Tai tada jau turi vyskupas galvoti, kaip pasikalbėti su tuo žmogum, nes taip tęstis negali. Arba bus atimta kunigystė iš to žmogaus, arba jis turi atgailauti, susitvarkyti ir su žmona, ir su viešpačiu, ir prezidentas turi žinoti, arba vyskupas, kokia yra situacija. Jeigu nusidėjome prieš kitą žmogų, turime išpažinti žmogui, kuriam padarėme žalą. Kai kurios lengvesnės nuodėmės nereikalauja nieko kito, kaip tik tai mūsų ir viešpaties. Tokias galime asmeniškai išpažinti viešpačiui. Kartais noriu tiesiog pasakyti, kad šeima yra tarsi velnio vizija, suprantate? Atakuoti šeimas, vyro žmonos santykius atakuoti. Ir mes galim būti bažnyčiai kažkokie tai, kiek nors ten reikšmingi žmonės, bet jeigu mes negalvojame, kad mums namuose reikia atgailauti, tvarkytis ir savo toną žiūrėti, ir pagarbiai elgtis, žodžiu, ir savo pareigas daryti, tai yra netvarka. Ir vienas iš velnio yra būdų daryti konfliktų šeimoje. Ir jeigu žmonės galvoja, kad jie gali būti sekmadieniniai krikščionys ir nueiti į bažnyčią ir priimti ten sakramentą, tai ir grįžti namo arba jau važiuojant iš bažnyčios ten kipišus kelti, žeminti, pyktis visoje šeimoje, vaikai kariauja tarpusavį, tai čia nėra atgailos niekur. Čia nėra gyvybės, nėra meilės, nėra džiaugsmo tokiuose šeimuose. Nes šeima yra ta visuomenės ląstelė, kur turi būti labai rimtai žiūrima gerumo ir teisumo principai. Toliau eina kitas punktas. Turime atlyginti žalą. Kaip žalą galima atlyginti, pasakykite. Tai atiduoti, jeigu ką nors pavogė, grąžinti, Kokia žala gali būti? atsiprašyti. Tai gali būti ten koks nors kastuvas, kirvis. Gali būti ir moralinė žala, suprantat jo. Apkalbos gali būti. Kažkas tai cik, vienam kitam pašnekėjo, ale, ir žiūri, ateina žmonės, jau tau nenori į akis žiūrėti. Tai čia yra moralinė žala. Papasakoja ten apie tavo problemas, apie tavo skolas, apie tą, kaip tau ten nesiseka, kaip viską varo, krauna. Ir galvoja, kad su jais viskas gerai. Jie gali priiminėti sakramentą laisvai. Taip netinka. Viešpats neužskaitys. Ir po to sako ten 1 Korintiečiam 11, jeigu jūs neatskirdami tokios dvasios nuo save primete sakramentą, tai jums tas sakramentas yra ne nauda, o žala. Jūs tik tai būsit daugiau nubausti, kad jūs nešventai priimate sakramentą. Taip pat ir materialią žalą. Doktrinuose sandorose parašyta, kad jeigu tu pažadėjai, susitarei, atiduoti turi atiduoti. Jeigu yra koks nors kitoks susitarimas, turit tvarkyti reikalus.
Jeigu tu sakai, brolau, ten aš pasiskolinau, žadėjau tau atiduoti už savaitės. Nu, neįstengiu, negaliu. Ar gali palaukti tiesiog? Turi žiūrėti. Kartais žmogus gali pasakyti, aš matau, kad tau sunkiai sekasi. Pasilik savo, neatidavinėk man. Kartais gali pasakyti, gerai, palauksiu. Kiek tau reikia laiko? Savaitės dar, savaitės. Gerai, po mėnesio man atiduok. Bet jau tu tada skaičiuok, žiūrėk, stenkis iš visų jėgų. Žaisti negalim su savo žodžiu, nes aš tiesiog žmogų vertinu pagal jo žodžio rimtumą. Jeigu jis pasakė ir daro, daro. Jeigu jam nepavyko, nepasisekė, skambinamės, susitinkam, kalbamės. Jeigu aš priėmiau užsakymą, susitariau, kad ant tos dienos aš padarau ir man kažkas įvyko, sugedo mašina ar ką, aš skambinu iš anksto klientui, sakau, klausyk, atsitiko man bėda. Pasitvarkyk ten savo statybininkus, mašinas, viską neužsakyk, turiu pirmą susitvarkyti, kad nebūtų, oi, kaip gerai, kad pranešiai, supranti viską. Tai va tokioj tvarkoj mes turim gyventi, kad nepadarytume nuostolių. Nes jeigu mes to nesutvarkome, ten paprastai griežtai. Susitarėm, atvažiavo mašinos, nepadarei man gaminių ir sako, viskas apmokėk dabar, aš iš savo sąskaitos nemokėsiu, paprastai už klaidas turi susimokėti. Nu, čia viskas kaip ir aišku, bet yra situacijų ten statybose, daleiskim, kai ten yra tie planai duoti ir valdžia tave spaudžia, laužia ten. Iš pradžių tu turi pasirašinėti dokumentus, dėl kurių tu neįsitikinęs. Ten visokių priežasčių būna. Medžiagų trūksta, ten tas neįvyko, tas susirgo, tu netėjo ir tau neišeina pažadų savo padaryti. Jo. Tu esi pasirašęs, įsipareigojęs ir kaip čia tada. Jo, vienpusiškai tik tai rodo. Tu įsipareigoji, kur jūs? Jo. O čia reikia išminties ir gyvenimo patirties. Kada tu rašaisi, turi perskaityti viską. A jeigu nebus, tai... Negali nesirašyti. Negali, nu, vat. Nedirbsi, nenori. Vat kartais turi rizikuoti. Pasakyti, kad jeigu taip darosi, aš geriau nedirbsiu, negu aš patirsiu didelį nuostolį. Nes ten atideda tavo atlyginimą mėnesių, 2, 3, neturim pinigų, tu čia to neįvykdai. Tai geriau po mėnesio išeiti, negu dirbti pusę metų, negauti algos ir tada išeiti. Nu, tie, kurie yra išmintingi žmonės nuolankus, jie pasimeldžia su viešpačiu, pasvarsto situaciją, kaip jiem protingiau pasielgti, kaip pakalbėti ir jie daug švelniau išeina iš visų šitų dalykų. Tai tu turi atlyginti žalą. Bet ir tau turėtų atlyginti žalą, jeigu kažkas netaip pasielgia neteisingai. Bet mums tiesiog viešpats leidžia dažnai patirti tą. Kartais tu neatlygini ir galvoji, kaip apeiti, kaip manipuliuoti, kaip slidinėti, kad išeiti iš to. Bet paskiau tu patiri žalą ir žiūri, kaip kitas manipuliuoja, slidinėja ir tada galvoji, ar aš atgailausiu ar ne. Ar aš pasitaisysiu, ar aš būsiu konkretus vyras, laikysiu savo žodžio. Ir va taip mokiniesi, tampi išmintingesnis, atsargesnis, įžvalga auga. Ir taip. Turime atleisti kitiems. Dar vienas punktas. Gyvybiškai svarbi atgailos dalis, tai yra atleisti tiem, kurie nusidėjo prieš mus. Suprantat? Nes jeigu kas nors tau neatiduoda ir tu, kaip čia pasakyti, įsileidi tą kirminą ir tu nenori žiūrėti tą žmogų, nenori kalbėti su juo, nenori jam gero nieko daryti, tai pas tave atsiranda kirminas arba sielvartas, kuris veda tave į negerą būseną. Į ligą gali įvesti, į depresiją gali įvesti. Va. Ir jūs turbūt žinot, kad nebereikala toj maldoj sakoma, kur Tėve mūsų ir atleisk mano kaltes, kaip ir aš atleidžiu savo kaltininką. Jeigu negali pakeisti nieko ir matai, kad ten problema, ar apgautas tu, ar ką, tiesiog gali pasakyti, broli, aš lauksiu tavo skolos grąžinimo, bet iš save išvaryti visą pyktį,
visą kerštą, visą nenorėjimą bendrauti, nes tada jau nebe jisai, bet tu naštą nešiosi. Ar suprato tą principą? Atleisti. Aš jau seniai nebeprašau, jeigu kas nors skolingas. Va, turi būti saikas, žinai, vieną kartą paskolino, jeigu žmogus matai, kad nenori atiduoti, jau antrą kartą sakai, brangusis, tu nesąžiningas esi, antrą kartą aš neskolinsiu tau. Va, aš nepyksiu ant tave, bet tvarkykis pats, reikia laikyti savo žodžių. Turime laikytis Dievo įsakymų. Dar vienas punktas. Dar čia galim paskaityti turime atleisti kitiem. 3 Nefio 13, 14 ir 15 eilutė. 3 Nefio, toj pabandom surasti. 13, 14, 15 eilutė. Ką čia mums sako? Nes jeigu jūs atleidžiate žmonėm jų nusižengimus, tai pamatome 14-15. Trečias Nefio, 461 puslapis. Čia kur nykštys tavo maždaug. Jo. 461. O čia apačioj 13, taip, 14-15 eilutė. Tarp kitko, galim nuo 9 paskaityti čia. Reiškia, kaip Kristus mokino taip, kaip Jeruzalėj mokino melstis apaštalus, taip jis čia prisikėlęs Amerikos žemynė, nuo 9 eilutės sako. Matote, todėl melskitės taip. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tebūnie tavo valia, žemėje kaip ir danguje. Ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkam. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikta, nes tavo karalystė ir galia ir šlovė per amžius. Amen. 14. Nes jeigu jūs atleidžiate žmonėms jų nusižengimus, tai jūsų dangiškasis tėvas atleis ir jums. Bet jeigu jūs neatleidžiate žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų dangiškasis tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Suprantat? Teisingai. Darykite žmonėms taip, kaip norėtumėt, kad jums darytų. Ir tai žiauriai. Šičia įstatymas yra veikia jau. Nes jeigu mes skundžiamės dangiškajam tėvui maldoje, kad ten tas aną padarė, tas tą, bausk Dieve, aš jam neatleisiu. Tylu pas mumi prote, mes nieko nežinom, bet širdie neramu. Aš neatleidžiu ir man neatleista. Ir gali ten atgailauti kaip nori, bet jeigu tu pyksti ant kitų, nenori atleisti, nusiraminti, tai kas sėjai, tą ir pjauni. Dar viena čia bus įdomi eilutė. Doktrinų sandorų 64. Atsiverčiu, doktrinų sandarų 64, toj pasakau, koks puslapis. Taip, nuo 8 iki 10. Paskaitysiu nuo 8, taip, 126 puslapis, jeigu radote. Nuo 8 iki 10 paskaitysiu. Kristus sako apie savo tarnystę Jeruzalėje, kaip jisai buvo arba judėjai. Mano mokiniai senovės dienomis ieškojo dingsties vienas prieš kitą ir neatleisdavo vienas kitam savo širdyje.
Ir dėl šio blogio jie buvo spaudžiami ir skaudžiai drausminami. Todėl sakau jums, kad jūs turite vienas kitam atleisti, nes tas, kuris neatleidžia savo broliui jo prasižengimų, stovi pasmerktas priešais viešpatį, nes jame pasilieka didesnė nuodėmė. Tas, kuris žino, neatleidžia, jame pasilieka didesnė nuodėmė negu tame, kuris nuskriaudė tave. Aš viešpats atleisiu tam, kuriam atleisiu, bet iš jūsų reikalaujama atleisti visiems žmonėms. Vat apie atleidimą prie atgailos viso komplekto. Kartais būna tai labai sunku padaryti. Kartais. Reikia prašyti pas Dievą galios, nes kalbėti lengva atleisk, kaip aš atleidau, bet jeigu žmogus labai ilgą laiką tave skaudino, labai smarkiai nuskriaudė, kartais tik tai per Dievo malonę mes galime gauti galius, atleisti, nusiraminti, kad mumi tas kirvinas neėstų. Bet dar vienas yra momentas, kai pats kažką negerai padarai kito atžvilgiu ir prisipažink, kad esi kaltas tam kitam, kurį įžeidei. Tai va, tas irgi čia surištas su atleidimu turbūt. Taip, išpažinimas čia yra. Ja. Kitam pasakyti, atleisk. Kartais mums sunku tai pakelt, bet kartais, kada tu esi arti Dievo, dvasia tau pasako, atsiprašyk to žmogaus. Bet tau mintyse, bet taigi ne aš kaltas. Jis kaltas, kodėl aš turėčiau jo atsiprašyti? Ir nenori. Bet kada nueini, sakai, atleisk ten, gal aš nesupratau tavęs ar ką nors supranti. Tai kitas žmogus, tada tavo ta minkšta širdis persiduoda tą dvasią jam, sako, tu atleisk man. Aš tiesiog galvoju, aš negerai pasielgiau, neteisingai pasielgiau, supranti? Tu būni taikdarys, tu pirmas įeini į tą gėrį ir tada iš jo gėris ateina. Ir susitaiko taip žmonės. Bet mūsų tas prigimtis, išdidumas, aš teisus, aš nieko nepadariau. Ir Kristusgi irgi buvo teisus, nieko nepadarė, bet užėjo ant kryžiaus. Kad mes galėtume kartais irgi padaryti, ir kaip jisai sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir apsunkinti, ir mokinkitės iš manęs. Imkite mano jungą ant savęs ir mokinkitės iš manęs, nes aš nuolankios širdies ir romus esu. Tai jo junga, jisai atleidžia daug ką mums, sako, ir tu gali kartais atleisti, nors tu ir teisus. Tai čia ištisai vyksta mūsų sielos lavinimas ir mokinimas. Napoleonas yra pasakęs, tik stiprus žmogus gali prisipažinti, kad jis yra suklydęs. Taip. Dvasios supras. Kur yra stiprybė ta? Nugalėti savo priešą viduje esantį, supranta? Ten, čia priešą nugalėti, čia stiprybė. Gerai tada. Dabar turime laikytis Dievo įsakymų. Pereiname prie šito punkto. Kad mūsų atgaila būtų užbaigta, turime laikytis Dievo įsakymų. Kad mūsų atgaila būtų užbaigta. Pažiūrim, ką čia sako Doktrinų sandarų 1.32. Šito punkto aš kažkaip tai nepažiūrėjau namuose. Aha, 3 puslapyje, čia apie vidurį knygos. 32. Tačiau tam, kuris atgailauja ir vykdo viešpaties įsakymus, bus atleista. Tam, kuris atgailauja ir vykdo, bus atleista. Nes Mamono knygoje yra dažnai pasakyta, kad nusižemink prieš viešpatį. Ir šaukis jo pagalbos, ir budėk, ir sako, ir tada tu išstovėsi. Laikykis jo įsakymų, bet jeigu tu nesilaikai jo įsakymų ir vaikštai kažkaip tai šalia ir aplinkui, pateisindamas save,
Nu, sako, vaikščiok viešpats, bet ramybės džiugesio negausi. Jo, dar įdomu, tas, kuris neatgailauja, iš to bus paimta net ta šviesa, kurią jis gavo, nes mano dvasia ne visada plūksis su žmogumi, sako pulkų viešpats. Gerai. Vat nebus neužbaigta mūsų atgaila. Nesame visiškai atgailaujantis, jei nemokame, pavyzdžiui, dešimtinės. Nešvenčiame šabo dienos, nesilaikome išminties žodžių, neatgailaujame, jei nepalaikome bažnyčios vadovų, nemylime viešpaties bei savo artimų, jei nesimeldžiame, esame nemalonūs kitiems, tikrai neatgailaujame. Kai atgailaujame, mūsų gyvenimas pasikeičia. Jeigu darom kai kuriuos dalykus, tai vieni dalykai tarsi vyksta, tarsi gerai, bet ramybės pilnos nėra. Yra tiek visokių įdomių įtikinimų, dėl dešimtinės, sakysim, aš tikrai pilnai tikiu, kad dešimtinę reikia mokėti. Šitoj bažnyčioje viešpats tai pasakė. Ir aš nesuku galvos, aš įpratau, man taip pat kaip pieną perki, ten PVM skaičiuoja. Ir viskas gerai. O tai dešimtinė, tai čia 10 eurų ten Ne, dalėsim? 10% savo pajamų. Jūs mokate ten tiek. Jo. Nu, 90% viešpats tau atiduoda, o 10 tai tikėjimo darbas. Tai tikėjimo, sako, tada aš rūpinsiuos. Bet jeigu tu nenori rūpintis Dievo šeimos reikalais, jo gerovė, tada pats rūpinkis visko. O, tai čia yra jūsų įsitikinimo reikalas, bet aš tiesiog giliai to tikiu ir klausiau, tokie atrodo lyg neblogi pamokslininkai kalba, YouTube ir sako, dešimtinės nereikia mokėti. Nu, aš to netikiu. Aš tikiu, kad reikia mokėti. Kiti gali tikėti kaip nori jo. Tai va, nu, čia tarp kitko aš užkabinau tokį, bet čia lygiai gretus visi. Jo, jeigu esame nemalonus, nemylim artimo, nemylim viešpaties ir su viešpaties meilė yra labai slidus klausimas, nežinau. Aš iš karto negalėjau jo pamilti, bet stengiausi teisėjai laikytis jo įsakymų ir pajaučiau, kai ateina jo meilė. Ir tada pamilau. Nes įsakyti savo širdį, mylėti ką nors, nu, negali. Tiesiog nežinau. Bet kada tu jauti jo meilę ir kaip ten Jono laiške sako, jisai pirmas mus numylėjo. Va, ir mums vadovai sako, melsdamiesi prašykite jūs, aišku, gyvendami teisėjai, laikydamiesi, kad jaustumėt jo meilę. Tai va, man tai čia yra didžiausias įkvėpimo šaltinis, aš tik tai per jo meilę, per jo tam tokį malonų toną, per malonės mintis, švelnės, per paguodą, tik tai galiu tokiu būdu keistis. Sakau, gerai, viešpats, tu taip švelniai prašai, padarysiu aš ten, nueisiu, nunešiu kažką, padarysiu gero dėl tavęs, va, nes tu dėl manęs daug padarai. Taip. Prezidentas Kimbolas sakė, pirmas žmogus atgailauja. Tai padaręs, jis turi laikytis viešpaties įsakymų, kad galėtų išlaikyti savo pasiekimą. Nes jeigu jis atgailauja ir toliau nesilaiko viešpaties įsakymų, tai tas Kristaus apmokėjimas, auka, kaip ir neveikia jo gyvenime. Nevyksta pasikeitimas tavo sieloje. Ar turit kokių nors klausimų, ką mes diskutuojame? O čia įdomus klausimas užduotas baigiantis šitam skirelį, jeigu matote, va šitoj vietoj, kitoj pusėje. Kuo mokymuisi skiriasi nuo klaidingų supratimų, kad atgaila yra paprastų žmonių ir formalių veiksmų atlikimas. Jo, paprastų žingsnių ir formalių veiksmų atlikimas atgaila. Ta pasakiau paukščiukas, tą padariau paukščiukas ir viskas.
Bet jeigu širdis tavo nepasikeitė, tu neįsileidai naujo nusistatymo, nieko neįvyko ten. Bet kitą kartą gali ir paprastai padaryti. Taip, žiūrėti pagal punktus, pas Bogų buvau, atsiprašiau, skolą sumokėjau, viešpačiui išpažinau, jaučiu ramybę, atrodo viskas tvarkoja. Bet reikia neužmiršti, kad velnio gudrybė, kartais tu užmiršti, kad sutvarkei tą reikalą. Skolą sumokėjau, žmogaus atsiprašiau, viskas, aš atsimenu, man buvo, skolą sumokėjau, žmogaus atsiprašiau, viską sutvarkiau ir po metų laiko taip knaibėjau save, ieškojau, ar aš nesu kam nors padaręs, ko nors užmiršęs. Ir prisiminiau tą žmogų, galvoju, blemba, ar aš tikrai viską su juo užbaigiau, atsiskaičiau. Paskambinau jam, pasakiau, ar mes viską sutvarkėm tada? Ar mes užbaigėm tą reikalą? Taip, sako, tu sumokėjai, mes susitarėm, sakau, mintis bjaurios lenda, tu kaltas, tu neatsiskaitei, aš užmiršau, suprantat. Ir kartais tiesiog reikia, aš rašau dienoraštį, aprašai, kaip ten buvo, geriau įsimeni rašydamas. Tai nėra vien toksai formalus dalykas, tai yra širdies reikalas. Pereini, apčiupinėjai ją, jauti viešpaties artybę, ramybę, ir tada kitą kartą gali užskaityti. Kitą kartą išėjai iš karto, nueini pas vyskupą, jeigu kažkas nors rimtas, didelis, pasikalbėjai su juo ir išeini, sakai, kaip gerai jaučiuosi, supranti, praėjo viskas. Gali ten, kaip čia pasakyti, žaisti žodžiais, kaltinti, būti protingas, bet tų gerų jausmų nenusipirksi. Įvykdė viešpaties įsakymą ir atlikta. Taip, kaip atgaila padeda mums? Gal turit kokią nors idėją, kaip atgaila mums padeda? Kaip jin gali padėti? Tai tarp palengvėjimo pajausti. Taip, jo negali nusipirkti. Jį gali pajausti. Anksčiau, izraelitam reikėdavo gyvulį nešti, suprantat? Nenuneždavo gyvulį į šventyklą, uždėdavo rankas ant jo, melsdavosi, praliedavo kraują ir tarsi nuo tavęs pereidavo nuodėmė ant jo. Ir tu išeidavai laimingesnis. Siela baudos. Kaip? Siela baudos. Jo. Bet kada Kristus paaukojo savo sielą, sako, jau man tai netinka, sako, turit aukoti savo atgailaujančią širdį ir nuolankę dvasią, sako, nebūti kieti, užsispyrę, daryti teisumą. Pasikeitė situacija. Tai jinai padeda mums. Čia toliau sako, kai atgailaujame, Jėzaus Kristaus apmokėjimas realiai suveikia mūsų gyvenime. Ir viešpats atleidžia mūsų nuodėmes. Jeigu jis realiai nesuveikia, kai sakydavo, kiti ateina, sakysim, pas vyskupą ir pas jį yra kišenėje 10 akmenukų, sunkoka. Jis 5 akmenukus iškelia, pasako, kad čia suklydau, čia susitvarkiau, išeina, ramybės neturi. Nes 5 akmenukai liko, supranti. Kiti užslėpti yra, kitų nenori jis atidengti. Aš simboliškai kalbu, nes negali būti, kad užmušiai 10 žmonių ir 5 pasakėjai, o 5 nepasakėjai, žinai. Tai netinka jo. Čia, aišku, stambios nuodėmės, bet smulkės nuodėmės mes visas kasdieną, dažnai, vakare turim apmąstyti, kaip diena praėjo, koks mano tonas buvo, ar buvau malonus šeimoje, ar darbą gerai padariau, žodžiu, taip. Tampame laisvi nuo nuodėmės vergijos ir randame džiaugsmą, kada tai. Labai geras išsireiškimas, pabandykime suprasti kartu. Tampame laisvi nuo nuodėmės vergijos. Kas tai yra? Pančiai. Ką vergas daro? Kaip vergas gyvena? Ką jisai daro? Kaip jis gyvena?
kaip jam patinka? Ne, priklauso nuo šeimininkų. Nuo šeimininko, taip. Ką šeimininkas sako, arba darai, ką šeimininkas, arba gauni į kailį. Va. Tai vat vergas to skiriasi, kad tu nesi laisvas. Į mintis lenda tau dalykai, kurie nori tave valdyti. Ir tu dažnai padarai gudrius, apgaulingus dalykus, kur pats nesugalvotum. Vat ateina ta gudrumo dvasia, apgaulės dvasia ir įtakoja tavo veiksmus. Ir gali kuo toliau į mišką, tuo daugiau malkų gali būti. Tai vat mums nebereikalo rodo, reiškia, pavyzdžiui, išėjimas iš Egipto vergijos. Fizinis išėjimas įvyko, jie išėjo, paaukojo avinėlį, iki pažadėtos žemės dar gabalas buvo. Per visą tą atstumą, kol ėjo, reikėjo išvalyti viską. Iš vergijos fiziškai išėjo, o dvasiškai ne. Ir vat viešpats per tą kelią rodė jiem išdidumą, grubumą, vat visus šitos dalykus, kantrybės nebuvimą, kaip tik tai pritrūksta vandens, kažko tai iš karto didžiausias maištas, Moze, ką tu padarei, geriau būtume tenai numirę. Va, tai vat, iš fizinės vergijos išėjo, dvasiniai dar gyvena. 40 metų ėjo. Jo, ir vat, sako, ten per 11 ar kažkiek, ar per 9, nežinau, galim buvo nueiti. Bet vaikščiojo ratais 40 metų ir neįėjo tie, kurie buvo iš pirmos kartos, kurie išėjo. Ten tik 2 žmonės įėjo į pažadėtą žemę. Vat, ką mes čia dar įdomaus turim? Va įdomus aprašymas. Galim tiesiog, čia dalis to aprašymo, bendrais bruožais aš gal truputėlį įvesiu, o gal ir galim taip atsiversti. Almos 36 nuo 6 iki 14 eilutės ir paskui dar biskį paskaitysim. Vat kaip Alma rašo, pranašas Alma apie savo atgailą. Almos 36. Nuo 6 galim, aš truputėlį įvesiu į situaciją. Tiesiog papasakosiu, Mormono knyga yra sumodeliuota taip, tų laikų įvykiais, kurie kartosis dabar. Kurie kartosis ir daug mums atskleis apie karus, apie visokias gaujas, apie sandoras, kad mes žinotume, kaip elgtis. Ir nuo 6 eilutės, reiškia, karaliaus Mozijo 4 sūnus. Karalius Mozijus buvo pranašas, labai rimtas vyras, karalius, o jo 4 sūnus nėjo į bažnyčią, nesekė jo pėdomis. Ir vyriausio kunigo Almos sūnus Alma irgi nesekė tėvo pėdomis. Taip, jis buvo vyriausias kunigas visos šalies. Ir čia, jie kenkė bažnyčiai. Ir nuo 6 sako, nes aš vaikščiau su Mozijo sūnomis, kėsindamas sunaikinti Dievo bažnyčią. Bet štai Dievas atsiuntė savo šventą angelą sustabdyti mus tame kelyje. Ir štai jis prabilo mums lyg griaustinio balsu ir visa žemė drebėjo po mūsų kojomis. Ir mes visi parkritume ant žemės, nes viešpaties baimė apėmė mus. Bet štai balsas tarė man, kelkis. Ir aš atsikėliau ir atsistojau ir išvydau angelą. Ir jis tarė man, net jei tu pats nori būti sunaikintas, daugiau nesikėsink sunaikinti Dievo bažnyčią. Supranti? Jeigu tu nenori pats būti išgelbėtas, eik kaip nori, bet nekariauk su Dievu. Ir buvo taip, kad aš parkritau ant žemės ir 3 dienas bei 3 naktis negalėjau atverti savo burnos ir pajudinti galūnių. Ir angelas man pasakė daugiau dalykų, kuriuos girdėjo mano broliai, bet aš negirdėjau, nes negirdėjau jų.
Nes kai išgirdau žodžius, net jei tu pats nori būti sunaikintas, daugiau nesikeisink sunaikinti Dievo bažnyčią. Aš buvau persmelktas tokios didelės baimės ir nuostabos, kad galbūt būsiu sunaikintas, jog parkritau ant žemės ir daugiau nieko nebegirdėjau. Bet buvau kankinamas amžinos kankinės, nes mano siela iki aukščiausio laipsnio buvo akėjama ir kankinama visų mano nuodėmių. Ar galite truputėlį įsivaizduoti tą situaciją, kas tai buvo? Mano siela aukščiausių lygių buvo akėjama mano nuodėmių. Nu, daug to pykčio buvo matyti. Į jo protą plūdo visos smulkmenos ir dideli dalykai, ką jis žinojo ir kur laužė Dievo įsakymus. Be sustojimo. Ir jam baisu pasidarė, kas jo laukia. Nes jam atrodė, koks čia Dievas, nėra čia jokio Dievo, kokia čia Dievo bažnyčia, aš eisiu, kalbėsiu, ką norėsiu ir apgaudinėsiu ten. Va, iki aukščiausio laipsnio buvo keima mano nuodėmių. Taip, ir aš prisiminiau visas savo nuodėmes ir nedorybės, dėl kurių buvau kankinamas pragaro kančiomis. Taip, pamačiau, kad maištavau prieš Dievą ir neįvykdžiau jo šventų įsakymų. Taip, ir nužudžiau daug jo vaikų, arba tiksliau, nuklaidinau juos į sunaikinimą. Taip, ir apskritai paėmus, tokios baisios buvo nedorybės, kad vien tik mintis, jog ateisiu į savo Dievo akivaizdon, kankino mano sielą neapsakomų siaubų. Įsireiškimas nužudžiau daug jo vaikų. Suprantat, kas tai yra? Išvedžiau iš bažnyčios, apgavau. Nužudžiau jų sielas. Ir sako, aš tai sąmoningai dariau visą laiką. Ir sako, kada pradėjau galvoti apie tai, sakiau, kad Dievo nėra, o dabar ką su manim daro, tai ką aš su jais padariau, suprantis, pradėjo suvokti tą. Tai va, tie, kurie tiesiog kitus teisę smerkia, Kristaus bažnyčią smerkia, tiesiog reikėtų būti atsargiem. Jeigu nežinai, nesakyk nieko, sakyk, nežinau. Man atrodo taip. Tokios baisios buvo mano nedorybės, kad vien tik mintis, jog ateisiu savo Dievo akivaizdon, kankino mano sielą neapsakomų siaubų. Ir toliau 17-21 eilutė. Ir buvo taip. Gal tu paskaitysi Tomai nuo 17 iki 21. Ir buvo taip, kad kol buvau taip kankinamas kančiomis, kol buvau akėjimas daugybę savo nuodėmių prisiminimų, štai taip pat aš prisiminiau girdėjęs savo tėvą pranašaujant žmonėms apie kažkokio Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus atėjimą apmokėti pasaulio nuodėmių. Supranti, girdėjau savo tėvą, kad jis man sakydavo, kad ateis toks Jėzus Kristus apmokėti. Kokios nuodėmės, kokios? O jis dabar mato, kokios nuodėmės ir sako, ir pagavau tą mintį toliau. Dabar, kada mano protas pasigavo šitą mintį, aš šaukiau savo širdyje, o Jėzau, tu Dievo sūnau, pasigailėk manęs, kuris esu karčioje tulžyje ir aprištas amžinomis mirties grandinėmis. Ir dabar štai pagalvojęs apie tai, aš jau nebegalėjau prisiminti savo skausmų, taip aš jau nebebuvau akėjimas savo nuodėmių prisiminimų. Nu, va. O plūdo mintis, ar mes galim jas sustabdyti? Nu, nelabai. Kartais negali užmigti dėl visokių smulkmenų, lenda mintis į galvą. O čia negeros, piktos mintis, plūdo, bet kada jisai pasakė, atėjo įdomi mintis, netyčia, nežinau ar netyčia, gal Viešpats pabelė. Tu atsimeni, ką tėvas tau sakė apie Jėzų Kristų, kuris ateis paimti nuodėmių žmonių, kurie atgailauja.
Ir kada aš šaukiausi jam ir paprašiau atleidimo, sustojau. Nustojo, širdis nurimo, o vietoj to čia kažkur tai džiaugsmas pradėjo. Toliau čia jo, nuo 7 iki 21, dar 20-21 paskaityti. O kokią džiaugsmą ir kokią nuostabią šviesą aš išvydau. Taip mano siela buvo pripildyta džiaugsmo tokio pat didelio, kokia buvo mano kančia. Taip sakau tau, mano sūnau, kad negalėjo būti nieko tokio didžiulio ir tokio kartaus, kokios buvo mano kančios. Taip ir vėlgi sakau tau, mano sūnau, kad antra vertus negali būti nieko tokio didžiulio ir saldaus, koks buvo mano džiaugsmas. Palyginimo viskas, taip, ant kiek jam buvo blogai, kada jis pilnai atgailavo, išpažino, ant tiek jam gerai pasidarė. Buvo išlaisvintas iš to šaltinio bjauraus, kuris teka į protą ir neša mums neramybę. Tai mes apčiupinėjom antrą dalį, jau laikas mūsų visai baigėsi. Dar čia įdomios mintis, mūsų atgailos atidėliojimų pavojai. Yra atidėliojimų pavojai? Yra. Taip. Pasižiūrim, Almos 34:32. Sako, šitas gyvenimas, gerai, atsiverskim čia netoli, kažkur mums duotas pasiruošti, susitikti su Dievu. Taip, 34:32. Radote? Gali paskaityti, Algimantai? Nes štai šitas gyvenimas yra laikas žmonėms pasiruošti, susitikti su Dievu. Taip štai šito gyvenimo diena yra diena žmonėms atlikti savo darbus. Ir dabar, kaip jau sakiau prieš tai, kadangi turėjome tiek Dievo, turėjome tiek daug liudijimų, aš maldauju jūs, kad neatidėliotumėt savo atgailos dienos pabaigai. Nes po šitos gyvenimo dienos, kuri duota mums pasiruošti amžinybei, štai jeigu mes deramai neišnaudosime savo laiko, šiame gyvenime ateis tamsos naktis, kurioje jokio darbo nebus galima atlikti. Ačiū, Algimantai, aš paskaitysiu toliau, gerai pratęsiu. Suprantate, kaip žiauriai rašo, jeigu mes atidėliosim, ateis tamsos naktis, kai nebebus galim jokio darbo atlikti, neišeis atgailauti. Čia rašo, kodėl toliau. Kada būsime atvesti į tą baisę lemtingą valandą, jūs negalėsite pasakyti, aš atgailausiu, aš sugrįšiu pas savo Dievą. Ne, jūs negalėsite to pasakyti, nes ta pati dvasia, kuri valdys jūsų kūną tuo metu, kai išeisite iš šito gyvenimo, ta pati dvasia turės galę valdyti jūsų kūną tame amžinajame pasaulyje. Ta pati dvasia. Nes štai, jei atidėliojate savo atgailos dieną net iki mirties, štai jūs tapote pajungti velnio dvasiai. Ir jis užanspaudavo jūs esant jo. Todėl viešpaties dvasia pasitraukė nuo jūsų ir neturi vietos jumyse. Ir velnias turi visą galią jums. Ir tokia yra nelabųjų galutinė būsena. Nes jeigu mes visą laiką priešinamės Dievo dvasiai, ne. Vieną kartą sakom, tegul būna kaip tu norėjai, tegul būna ne. O kada tu papuoli į bjaurią situaciją, sakai, jau taip. Velnias sako, dabar jau ne, jau tu mano, sako, visą laiką Dievas kvietė tave, tu nenorėjai. O dabar aš privatizavau tave, jau tu mano. Tai dėl ko yra pavojinga atidėlioti savo atgailos
dieną. Nes kuo daugiau mes būname Dievo dvasioje, sužinome principų įstatymų, tuo daugiau pasikeičia mūsų širdis, tuo daugiau mes laimingesni ir tuo geriau pasiruošiame tai amžinai nesibaigiančiai tolimesniai kelioniai. Turime atgailauti dabar kiekvieną dieną, kaip atsikeliame ryte, turime ištirti save, kad patikrintume, ar Dievo dvasia yra su mumis. Vakare prieš guldamiesi miegoti turime peržvelgti savo dienos poelgius ir žodžius, bei prašyti, kad Viešpats mums padėtų atpažinti tai, dėl ko turime atgailauti. Kad jis padėtų mums atpažinti. Kasdien atgailaudami ir turėdami Viešpaties atleidimą už mūsų nuodėmes, galime patirti kasdieninį tobulėjimą ir tapti tobulesni. Kaip ir Almos, mūsų laimė, džiaugsmas gali būti saldus ir didžiulis. Tai va, šiandieną mes tada užbaigsime, yra dar čia nemažai kitų įdomių eilučių parodyta, bet jau valanda praėjo su trupučiu, taigi baigsim mūsų aptarimą Evangelijos principų ir užbaigėm tą pamoką apie atgailą, kad tai be galo svarbus ir reikšmingas mums dalykas ne tik šitam gyvenime, bet ir amžinam. Praeitą pamoką biskį netiksliai pasakiau, bet sakau, tai esminis dalykas ne tik šitam gyvenime, bet ir visoje amžinybėje. Ir šitas gyvenimas labai svarbus yra mums. Ir visą tai sakiau Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.